Sveiki, mėly skaitytojai. Norėjau trumpai Jums pristatyti, papasakoti apie nuostabią knygą, kurią dabar pati skaitau. Tai yra Vidinis ryšys. Daktarės Margaret Paul knyga. Tai šioje knygoje Jūs sužinosite apie skausmą, apie jausmus, ką daryti su jais, kaip prisijimti atsakomybę už savo jausmus ir taip pat kaip gydyti savo sužeistą savastį. Ir kad mūsų ta sužeistoji savastis nekontroliuotų mūsų gyvenimo ir mūsų artimų žmonių. Ir kaip susidraugauti su savo vidiniu vaiku. Ir tas vidinis mūsų vaikas, tai yra mūsų aukštesnioji savastis. Tai yra ryšys, priėjimas prie mūsų aukštesniosios savasties. Ir mes šioje knygoje galim išmokti, kaip mylėti save. Ir paskaitysiu, kaip ji pasakoja, kaip mes iš tikrųjų save apleidžiame per maistą, judėjimą, miegą, svorį, saugumą. Ir ar jūs mokate savim pasirūpinti finansiškai, dvasinė prasme, santykiuose, organizacinė prasme. Nekainuojamai vertinga knyga visiems, kurie nori dirbti su savim, kurie dirba su kitais žmonėmis. Ir čia yra labai daug žinių, teorijos, kaip suprasti save. Ir tiesiog joje yra vietos, kur mes galim užsirašyti ir pildyti ir nagrinėti save. Ir rekomenduoju ją visiems, kas nori tobulėti. Taip pat visiems teta gydymo praktikams, tai yra kaip pagalbinė medžiaga kasinėjimų, kada mes gilinamės į savo pasąmonę, kasinėjam. Ir taip pat, kaip mes save išgydom, mes tada galime susijungti su savo dvasiniu vedliu, kuris mus veda dvasinio evoliucijos tobulėjimo keliu. Ir manau, jūs nesate pavargę nuo pratimų, nes čia nėra pratimai, bet yra savęs pažinimas ir gilinimas į save, kada gali atsisėsti savo viena, galvoti, gilintis, rašyti, užsirašyti ir taip suvokti apie save. Tikrai labai rekomenduoju Jums šią knygą Vidinis ryšys. Iki.